Labas, draugai. Senai matyti, senai girdėti. O spręsim reikalus prie ovalaus stalo, ne? Ne, čia terasinis įgijom. Ką, draugai? Senai kažką bedariau. Nėra ką kelti iš tikrųjų. Žiūrėkit, ką pasidariau per paskutinį kartą. Nu, tiksliau nepasidariau, tiksliau kaimyns padarė. O, čia tavo Arnoldai. Tai dabar esam tokioj stadijai. Štai palangė. Iš tokio pat plėtelių kaip čia. Pasidarėm ir čia. Sėdėjau vieną vakarą ir maščiau, taip žiūrėjau. Aš galvoju, gal plintusą va tokį pasidaryti. Man nepatiko, pradėkime nuo pradžio. Aš katilinį plintusą man padarė iš plėtelės. Aš galvoju visur plėtelės dėti plintusus, bet man taip negražu kaip yra. O va čia va, tik nežinau, ant kiek jau matos. Gal saulė nešvies. O va čia va, man asmeniškai gražu, kai yra pilka ir tas juods kampuks įdėts. Man gražiai žiūrisi. Žinau, čia gal biški iš toliau. Ne, čia saulė švies. Visai nesimatys. Nu, žodžiu, idėja tokia kilo, besėdint kavą, begeriant, žinome. Tai kilo tokia idėja, gal reiks pabandyti, su kaimynu pasitariau, gal reiks pabandyti šitą variantą su juodo apvaduku visur. Plytelė ir ant viršaus plytelės juods apvaduks. Manau, turėtas žiūrėti, mano skoniai. Aišku, kiekvienam savo. Toliau ką pasidarėm. Tai susidėjom rozetes. O, nefokusai vėl. Susidėjom rozetes. Įsigijom kolonėlės. 2. Kokios čia? Kantan. Įsigijom 2 tokias. Tai būtų finansų. Galėčiau pradėti rinkti savo sieną, bet pirmą reiktų televizoriaus. Bet kadangi, tačiau pirmą reikia įsigyti duris, nes noriu užsidaryti visas angas, kad nebesimatytų mūro darbai. Ir tada galbūt jau prieisim prie mano laukiamos sienos. Įsigijau 2 tokias kolonėlės, tai man dar reiktų 2 tokių. Čia man dar reikės įsigyti. Nusipirkti dar 2 tokias, gal biški galingesnės čia į galą pasistatyti arba čiut silpnesnės. Nu, žiūrėsiu kaip. Bet manau, kad galingesnės negu tos, tai čia galia reikės. Blogai, kai nieko nežinau apie muzikos sritį. Gal ne muzikos, ne taip pasakiau, audio aparatūros sritį, nieko nežinau. Tai naujas dalykas, apie kurį reikės pradėti domėtis ir rinktis informaciją. Tai, bet čia man, kas gaudos tai srity, tai jam nieko nėra. Man tai čia, negilus mokslas, manau, lengvai išspręsiu, nes man principė reikia tas 2 ir čia būsimas 2 kolonėlės pajungt per televizorių, gautas surrounds, ar kaip jis ten vadinas. Kad žiūrint televizorių, kaip namų kino sistema. Tai man dar ar stiprintuvo, ar skirstytuvo, kaip jis ten vadinas, nežinau, reikės dar šitą, reikės domėtis, kaip kas jungės, kas iš televizoriaus į stiprintuvą, kas į stiprintuvą, ar iš stiprintuvo į kolonkės, ar iš kolonkių į televizorių. Nu, žodžiu, man da čia reikės gilintis ir domėtis, nes norėsiu aš jas pasiimti. Toliau, ką aš sakiau, nepamečiau mintį, rozetę susidėjom, nuiko, palangę, išdažyti kambarėje, kas nematė.
Čia laminatai susidėti, apvadai sudėti po cielą iki durų kolais. Čia net nedėtas, nes čia turėtų būti duris, tada iki durų atsipjausti. Nu, žodžiu. Dar katilinę reikėtų kažkada pasibaigti, signalikę susijungti čia. Reikalų. Einam pažiūrėti spaudimo, ar matysis karūna. Panašiai du. Tai va, tuoj bandysim atjungti katilą, nes jau šilta, atjungsiu katilą, nes jau, aišku, dar sniego yra. Bet manau, jau kitą savaitę gale jau išeisiu pagal orus, sušils, bandysiu atjungti. Nes dabar kam jį laikyti, kai tu negyvenimui mokėti reikia. Ne? Ką? Tai va tiek, draugai. Laukiu, kada galėsiu komandą nusipirkti, išsinešti visą tą įrangą lauką, tai yra kėdės, stalą. Ar pasikepti ką nors. Bei gerai būtų Telex pasijungti. Norėčiau taip durų nedėti nieką. Čia tą sieną susirinkti. Nes čia dar reikalų, dar karkasas visas rinksis ant tos sienos. Nu, žodžiu, čia bus, pamatysi dar reikalų. Apie kainas. Tai jau kas liečia namų interjerą, ar kaip čia pasakyti, kur perku kolonėlės, ten, tarkim, stalą, ne. Šitokių dalykų nebesirašau, nes čia jau kiekvienam palė savas skonikas, kaip savo norit. Šiaip plytelės tokias dar rašiaus, bet čia irgi, kaip kas sugalvojat, gali dėtis laminatą, ne parketą, individualiai palė save. Tai ką, aš šitas dar rašaus, kas į namą liečias, baldų jau. Į baldų interjerą tu nesirašau jau, nes tai jau nebeįeina į namo kainą, ta prasme ne į namo kainą, į namo statymo kainą, tai mano manymu nebeįeina, tai tų dalykų nesirašau. Tai dar man rašysis, kas viduj liečia, tai dar duris, signalizatoriai, tuos jau esu susirašęs, dūminės, o ne, kaip gerai fokusuoja, dūmų detektorius, po to vanduo kondiškė rašysis su montavimu ir rašysis rekuperatorius bei katilinė, čia apie vidų kalbu, ir dar plintusai. Po to jau kaip ir viskas namas baigs, tada individualiai kiekvienam pagal save, kas kokią lovą, kas ką, kas užuolaidas, kas žaliuzės, kas ten da kažkas yra, diena, naktis, kaip ten vadinas. Nu, žodžiu, kiekvienam palė save. Tai šitų dalykų jau nebesirašysiu, tada keliausim į lauką ir bandysim lauke žiūrėtis, kas kiek maždaug kainuos, kiek tvorą. Išgirsit, ką esu suplanavęs, kas žiūrit mane, parodysiu gal kažkiek, kaip aš darau, gal kažkam pagelbės, gal eis supras, gal neis supras, ką darau ir kaip darau. Tai va tiek va. Mačiau Žilvę, jeigu žiūri, mačiau tavo video, laikykis, seni, ne tu viens deprasuka, kas antram žmogui. Laikykis, Elizai. Tai va, tiek. Mano hardas. Borai griauž ratus. Šitą borą, kas trojkiam, tai patikėkit manim, už šitą Volkswagen Passatą 4, ar kaip jis vadinasi, ir Volkswagen borą pakeičiamos mašinos nėra statybom. Belenkiek gali grauti, belenkiek pigiai važiuoji ir važiuoklė ten belenkaip laiką. Jinai man atitarnavo 2 metus berods, įspūdingas automobilis.
pagal tą principą nusipirkau naujesnį Volkswageną, tai šūdų krūvą, kur ten, atsiprašau, keikti pradėjau, bet va, kas statybom ten patys ruošitės ir ieškot kokią modelę, tai pirkit Borą arba Volkswageną 4, ten važiuoklė tiek elementariai ir jinai tvirta, kad tie nusipirkę galėsite driuošti, dėl tų jų kainos Boro, pavyzdžiui, pažiūrėkit skelbimuose įspūdingos kainos, pagal metus, ten komplektacijos jos tuščios, bet jos važiuoja, jos gerai važiuoja. Jinai nedaba prastovėjus metus važiuoja, jau rakčiuką paskui burt ir užsikūrė. Be problemų. Tai va, draugai, nukrypau nuo statybų, ne. Tokie va pirkiniai. Ir tiek. Laukiam atlyginimų ir pirksim duris. Viso, draugai. Žilvė, laikykis.